Sveiki, mėlyjei draugai, spekuliantas.com skaitytojai. Šiame video aš kviečiu registruotis pas mus į kursą jaunojo traderio ABC, kuris startavo visai ką tik. Nuorodą rasite pagrindinėme puslapyje, meniu mokymai. Tai yra pilnas kursas, kaip prekiauti valiutų rinkoje, Forex bei visose kitose rinkose, kur kaina formuojama rinkos būdu. Kam skirtas šis kursas? Šis kursas yra skirtas visų pirma naujokams ir taip pat tiems, kurie prekiauja rinkoje jau ilgai, bet niekaip negali pasiekti stabilumo. Pagrindinė šio kurso užduotis tai yra paimti žmogų, kuris tik pradėjo domėtis finansų rinkomis ir per 2-3 mėnesius atvesti jį iki tokio lygio, kad jis mokėtų savarankiškai analizuoti rinką ir mokėtų sudarinėti savo individualias prekybos sistemas, taip pat išmoktų teisingai valdyti savo riziką ir kapitalą. Šiame kurse bus tiek teorinė dalis, tiek praktinė. Mokysimės, kaip dirbti su grafikais, kaip nustatyti trendą, kaip dirbti su įvairiais indikatoriais, kaip teisingai statyti stop loss, take profit, kaip naudotis programa Forex Tester, o būtent kaip joje testuoti savo sukurtas prekybos sistemas. Žodžiu, kaip rinktis brokerį, kaip atsisiųsti terminalą, tai yra viskas bus rodoma nuo pačio starto iki to lygio, kai jūs patys galėsite sukurti savo pelningą prekybos strategiją. Ir svarbiausias dalykas, kurio bus mokoma šiame kurse, tai kaip teisingai valdyti savo riziką ir kapitalą. Tai yra rizikos ir kapitalo valdymas, čia bus šio kurso, galima sakyti, esminė dalis, kurioje mes matysime, kad net turint 30% pelningų sandorių ir 70% nuostolingų, galima stabiliai uždirbti. O stabiliai uždirbant jau galima taikyti kapitalo valdymo strategiją, kuri turimą pelną didina geometrinę progresiją praktiškai su minimaliai padidinta rizika. Taip pat reikia pasakyti, kad šis kursas yra mokamas. Anksčiau, kas prisimena, pas mus buvo toks mini kursas 10 pamokų naujokams, jos buvo nemokamos, o čia kursas mokamas. Kodėl? Čia tam yra kelios svarbios priežastys. Visų pirma, tai buvo atliktas tikrai didelis darbas, parengta plati medžiaga, įrašyta daug video, kurie niekada nebus publikuojami viešai, parengti testai, namų darbai ir taip toliau. Ir tai užtruko pakankamai ilgai ir atėmė daug mano laiko, tačiau į šią kainą yra įskaičiuojamas ir būsimas mano laikas, kadangi šis kursas numato konkrečią mentorystę, tai yra mano pagalba mokantis, tai yra kiekvienas mokinys galės užduoti klausimus, gauti patarimų konkrečiai savo situacijai. Todėl suprantama, kad kiekvieno mūsų laikas yra brangus ir turi būti apmokamas. Todėl, kam tai įdomu, kviečiu registruotis, kviečiu visus naujokus, kas domisi finansų rinkomis. Tikrai bus geras startas, gera investicija į save. Ir taip pat kviečiu tuos, kurie jau prekiauja, bando, bet jaučia, kad nėra stabilumo prekyboje ir patiria tokias nuolatinės supynės, kai tai uždirba, tai praranda. Taip tikrai padidinsite savo efektyvumą ir išspręsite esamas problemas. Ir naudojantis šią progą norėčiau pasveikinti visus spekulianto skaitytojus su artėjančiamis šventėmis, ateinančiais naujaisiais metais. Iki jų liko nedaug. Kas dar neprekiauja rinkoje ir nori išmokti šios profesijos, tai po naujų metų yra geriausias laikas, kad pradėti. Kodėl? Todėl, kad naujų metų pradžia tai visada naujas impulsas, naujos ambicijos ir naujos jėgos. O kas prekiauja, linkiu, kad 2024 būtų, žinoma, pelningesni nei praėjusiai metai. Dėkoju už dėmesį, iki pasimatymo.